Gerai, mėlėjai, žinau, kad visi esame matę jos pasirodymų. Ji dirbo ir dirbo ant scenos. Bet aš noriu, kad Beyoncé pasirodytų studijoje. Teisingai, turim ją pamatyti. Taigi mūsų studijoje ant šios scenos kviečiu dabar pat. Eikš čia, Beyoncé. Argi jie nenuostabūs? Aš taip pat myliu Beyoncé. Aš myliu jūs visus. Taigi, Beyoncé, aš buvau vienam iš paskutiniųjų Destiny's Child koncertų. Ar matei mane? Taip, mačiau. Labai gerai, nes aš šaukiau Beyoncé, Beyoncé ir galiu prisiekti, kad tu padarei taip. Taip, tai tu padarei. Nes aš maščiau, ar tu pamoji man ar savo tetai sėdinčiai už manęs. Tai matei mane? Taip, mačiau. Ir žinai, kas geriausia, aš mačiau, kaip tu pasinėrei tarsi į transą, tarsi išprotėtum. Taip ir buvo. Atrodė, kad iš tiesų prarandi protą. Ir tai juokinga, nes tai pamatyti neįtikėtina. Tarsi kas tave užvaldo. Nes juk matot, ji dabar tarsi sako, sveiki, aš Beyoncé, aš nešneku apie savo asmeninius santykius. O kai ji užlipa ant scenos... Tai kas tave užvaldo?